Paulina ir šiandien prie manęs prisijungė mano vyras Dominikas. Sveiki. Šiandien norim pašnekėti apie labai ilgai lauktą temą, ką kartotumėm ir ko nekartotumėm kapitalinio buto remonto istorijoje. Čia turiu su savim pasiėmus pilną tokį sąrašiuką. Pradėsim visų pirma nuo to, ką mes kartotumėm. Tai visų pirma, kad tik įėję į butą, iškart išsigriautumėm viską patys. Tas išsigriautumėm, tai turiu omeny lentelių nuiminėjimą, pas mus dar buvo įvairinių medinių lentelių, žodžių, nuiminėjimas. Praktiškai pusė buto buvo mediniam lentelėm išdėta. Kad ir to laiko užima, bet tikrai, ta prasme, sutaupo tų pinigų. Ir šiaip smagu. Labai smagi dalis, ne? Išsiliet. Nes realiai viską padaryti nėra sudėtinga. Ir rezultatas labai greit matosi. Tai toks, žinai. Jo, nes jėmi kali krenta. Tik tai žinai, kas nefaina? Viską, kad reikėjo visas tas plyteles išsitempti iš 4 aukšto. Nu, bet tai ką? Sporto sveikata, treniruotė savaitgalį. Kaimynams atšau parodėm savo maišais, plytelę. Antras dalykas, kurį kartotumėm, tai yra sienos griovimas ir apskritai viso buto planavimo keitimas. Jo, nes mes būtent šitam dalykui buvom pasiėmę architektę, kuris sudarė mums kapitalinio remonto projektą. Darbavosi su tokiais projektais, kad nešančių buto sienų griovimu, kiek ta prasme galima griauti ir ar iš viso galima, ten turi įvertinti tą visą situaciją. Pas mus, kadangi 4 aukštas ir palei visą tą situaciją galėjo griauti tą nešančią sieną, bet tik tai tą atitinkamą dalį. Pagal projektą taip ir išsigriovėm sieną tarp saliono ir virtuvės ir tokiu atveju žiauriai prasiplėtė visą tą erdvę. Padidėjo virtuvė, nes prieš tai virtuvė buvo žiauriai mažytė ir tenai bet dabar tai tikrai tą virtuvę daug labiau galėjom išnaudoti ir taip pat prasididinom vonios kambarį, kas irgi labai, ta prasme, buvo į naudą. Į kitos skalbimo mašiną būdavo prieš kambarį tikėjus, koridorių tikėjus į butą, nelabai fainai ir estetiškai atrodo. Tai mums labai patiko fainai, kad galėjom skalbyklę į tą padidintą vonios kambarį įdėti ir dabar netgi planuose yra pasidėti ant viršaus džiovyklę, žodžiu, išnaudoti viską maksimaliai, nes pradėjom žiūrėti, kad jeigu visur apsistatysim tais baldais, tai nelabai mums kur čia bus bedžiavinti tų rūbų. Pasiėmėm džiovyklę iš tėvų seną, susitvarkėm. Ganėtinai pigiai. Ir važiuojam, Jessica. Dabar kol kas pas mus pastatyta miegamajam. Tik aš, Paulina ir džiovyklė. Jo, kol dar tenai, žodžiu, nėra nei lovytės, nieko. Ten statysim rėmą specialą, ne? Jo, specialiai užsakinėsim, ta prasme, pas baldininkus. Tokia kaip spinta, kad galėtume patalpinti ir skalbyklę, skalbimo mašiną. Ir ant viršaus džiovyklę ir gal netgi spintelę pasidaryti. Koks puikus duo. Tikrai labai. Trečiu numeriu kartotumėm tikrai grindų betonavimą. Buvo toks, ta prasme, variantas, kada išbetonuotos buvo tik tai sulygintos vonios kambarį ir buvo tada virtuvė, kadangi buvo kažkaip žemesnė, tai reikėjo, kad sulygintų su viskom, tai virtuvė buvo planuose pabetonuoti. Bet tada kažkaip labai sekėjų man daug pradėjo rašyti, kad imkit laukan visas tas senas lentas, nes tikrai paskui gailėsitės, kadangi vaikščiosit ir girgždės, tai žodžiu geriau imkit ir betonuokit visas grindis, tai ir išsibetonavom ir esam labai patenkinti. Mūsų kaimynai dar labiau patenkinti. Mūsų kaimynai po apačią, manau, turėtų būti dar labiau patenkinti, nes, pavyzdžiui, mums iš šitos pusės turim viršai kaimynus, kurie irgi ne per seniausiai darė kapitalinį remontą. Ir jie pagailėjo pinigų betonavimui ir jie dabar netgi gailisi, kad irgi nesibetonavo, o mums realiai girdisi kiekvienas jų žingsnis. Aš manau, kad kiekvienam kapitaliniam buto remonto projektui turėtų būti privalu išsibetonuoti grindis, žodžiu, kad tikrai daug fainiau kaimynam negirdėti kiekvieno to žingsnelio, kur kas eina. Bet patiems, ta prasme, buvo geriau kaip patogiau. Ta prasme, lygesnis grindis, jo, tai daug paprasčiau tada kloti grindų dangą. 4 numeriu tikrai kartotumėm radiatorių keitimą. Reikėjo susisiekti su šiluminiais tinklais ir pasiklausti, kokia yra tvarka, jeigu norisi sename name pasikeisti tos radiatorius. Jie nurodo, kokio galingumo turi būti radiatoriai ir tada tais nurodymais tiesiog kreiptis į bet kurią santechnikos prekių parduotuvę
ir jie jau parenka, rekomenduoja tuos radiatorius, ta prasme, kokių ten dizaino ir ten gamintojo ir negali būti. Priklausomai nuo namo, bent jau pas mus, tai reikėjo kreiptis į namo pirmininką. Pas mus buvo remontai vykdami ne šildymo sezoną, tai man labai pasisekė kreiptis į namo pirmininką, kad suktų vandenį. Ir kaip tik ten paskui jau, kaip ir dar nebuvom spėję susidėti, bet mums namo pirmininkas jau pranešė, kad jau paskubėkit, žodžiu, nes reikia pradėti ruošti šildymo sezonui. Tai mes tada greitai, žodžiu, ir pabaigėm, susidėjom, dar tik sienas išdažė. Labai džiaugiamės, nes tiesiog, daug fainiau negu tie... Špižiniai. Ne špižiniai tenai. Ten špižinimo? Ne, ten buvo ne špižiniai tokie iš viso storių būdavo. Ai, ten buvo tie tokie ploniai, jo. Ploniukai, bet ta prasme, seni tokie, o kai tu kažkaip... Aš jau pamiršau, kokie radiatoriai. O tu kažkaip, kai viską naujai darai, tai tie radiatoriai nauji, tai labai faini. Man kažkaip daug akiai mieliau yra to tie naujesni radiatoriai ir pats, ta prasme, pačios užuolaidos labai fainiai pridengia mum vamzdžius, tai labai gražiai, žodžiu. Vin. Viskas susidėlioja prie tų langų su to šildymu. Toliau, tikrai kartotumėm visą apdailos pasirinkimą. Tai sienų spalva, grindų danga, pas mumis grindis yra vinilas, plyteles kartotumėm. Ta prasme, tikrai kažkaip pasirinkom kokybiškas medžiagas, dizainų irgi patenkinti. Mes apskritai visi klausia, ar pas mus dėlioja viską interjero dizainerė. Tai manau, interjero dizaineriai tikrai gali pasakyti, kad ne, niekas čia mums tikrai nedėlioja. Bet paprastiems žmonėms galbūt kyla toks natūraliai klausimas, bet viską patys dėliojamės. Dėliojam tai, kas mums tiesiog širdžiai miela, kas mums gražiai atrodė, ta prasme. Aišku, aš tai iš viso tenai rinkom virtuvinio ten plokštės, aš ten sakau, turim nusivežti grindų dangą, pasižiūrėti, ar tikrai atspalviai atitinka. Jo, viskas labai fainiai išėjo. Kol kas nesigailim, nei vieno dalyko, nei vieną spalvą. Sienų spalvų, užtat kiek daug sulaukiu klausimų, koks kodukas. Tai palieku, nes, realiai, ta prasme, aš sakau, man ta spalva tokia kaip diena, taip kitokia. Šiandien jau pradeda lįsti jau tos šviesesnės, labiau saulėtas dienas ir tie kambariai visai kitokias spalvas įgauna. Jo. Jinai nei pilkumą, nei ten... Ne per daug geltono, ne per daug geltono, tokia labai kreminė puta, aš net nemoku pasakyti, bet tikrai labai faina. Labai džiaugiamės, kad nesirinkom baltos spalvos sieną. 6 numerį toliau rinktumėmės, manau, kad tokį pat virtuvinį. Visiškai nesigailim, kartotumėm. Manau, kad išnaudojam kiek įmanoma labiau visą išplanavimą, iki pat viršaus visas spinteles, įdėjom indaplovę, ką labai norėjom ir labai patogiai šalia kriauklės. Taip pat dar dauguma rašė, kad galbūt indukcinė viryklė prie pat šono bus nepatogu, bet žinokit, nežinau, man ten niekas nesitaško ant žemės. Dar kuo labiausiai džiaugiuosi, tai yra greičiausiai prailgintas stalviršis. Pas mūsų draugus ir šiaip daugelio butų sprendimuose esame matę tokį variantą. Ir aš kažkaip iškart, kai pagalvojau apie šitą variantą, tai sakau, būtinai reikia. Nes nuomuotose butuose aš antiek pratus buvau viską gaminti ant stalo, kad, tikrai labai nepatogu. Nes, ta prasme, visur padaryta, kad kažkur tokie tarpai ir tu ten nieko nepagaminsi. O dabar ant tos palangės, tai gali normaliai pasidėti ir svarstyklės, ir matavimo indus, ir tešlą. Didelė viena darbo zona. Jo, viena didelė darbo zona, kur tu gali normaliai darbuotis. Labai faina ir patinka. Ir pats geriausias sprendimas, jeigu nori su daugiau darbinės zonos mažoje virtuvėje, jeigu tik yra galimybė. Labai geras sprendimas daryti iki pat lubos spinteles, ne? Jo, kam bereikalingai tenai rinktis dulkėm, jeigu gali viskas eiti iki pat viršaus. 7 numeriu, tai tikrai kartotumėm vonios kambaryje, pakabinamą, įmontuojamą tualetą, apdirbti baldinę plokštę, pasidaryti skaitliukam lengvą priėjimą ir virš jų dar pasidaryti papildomą spintelę daiktams susidėti ir taip pat visus vamzdžius paslėpti tą pačią baldinę plokštę. 8 dalykas, netikėčiausias, VIP toks, yra LED juosta. Tiesiog netikėtai ją pasidarėm, kadangi čia ta geležinė sija sutvirtina visą tą konstrukciją, kur čia buvo išgriauta ta siena. Kažkaip galvojam išnaudoti, norim tą atsikišimą ne šiaip savo, įsimontuoti LED juostą. Ir galvojam, kad nelabai mes jas naudosim. Ta prasme, galvojam, kad pasijungsim karts nuo karto, bet tokiam maloniam vakaro vaibui. Prie filmo taip gaunas, kad... Nebeišsijungisi.
realiai pagrindinis apšvietimas, kurį naudojom, visam būtui praktiškai. Nu, vakare įjungus, tai ir visas salonas apsišviečia, ir virtuvės dalis, jeigu nori kažką tenai nueiti, pasiimti, net nereikia jungti šviesos virtuviai. Tai kažkaip labai netikėtai geriausias sprendimas buvo šita LED juosta. Jo, ir tas, kad, realiai dimeriuojas, ta prasme, ryškumas, tai, žiauriai patogu, ta prasme. Ir prie filmo kažką, jeigu tu nori tiesiog blankę atmosferą pasidaryti, ir normaliai užsišviesti, ta prasme, kad gerai matyts. Na ir paskutinis 9 dalykas, kurį tikrai kartotumėm, tai yra baldų pasirinkimas. Jau aptariam virtuvinį, vonę, dabar kalbant apie kampinę spintą. Toks patogus, ta prasme, sprendimas, nes pas mus net nėra nei 1,50 m. 1,40 m. 1,40 m toj nišoj. Ir tenai sutalpinti visus savus rūbus yra tikrai labai sudėtinga misija. Ikėjos kampinė spinta yra atradimas. Labai gerai, mums, žodžiu, sutilpo visi rūbai. Puikiai išnaudojom. Pradžioj Dominikas bijojo, galvojo, kur mes čia sudėsim viską, bet viskas susidėjo. O dar netgi susidėjo realiai visų sezono rūbai. Tai aš šiaip norėčiau daryti, kad to sezono rūbus, pavyzdžiui, žieminius sudedu į maišus ir, pavyzdžiui, patalinės dėžę. Ir spintai kabėtų tik tais tuo momentu einami rūbai. Tai manau, kad per eilę, žodžiu, metų taip ir pasidarys tokia tvarka. Bet net dabar, žodžiu, visi dabar mūsų turimi rūbai tenai telpa drąsiai. Toliau labai džiaugiamės minkštaisiais baldais, mano tėvelio baldais, kampu. Nežinau, mes, ta prasme, labai naudojam ir mums čia, ta prasme, apskritai nelabai gali tokiame bute apsistatyti, pavyzdžiui, sofutė, pufiukas, dar koks kresliukas, koks nors. Nelabai yra vietos. Reikia kažkokio vieno funkcionalaus vietos taupančio baldo. Tai kampas tikrai yra geras pasirinkimas, tada labai toks minimalistinis pas mus to kampo dizainas, nes dabar labai populiarūs yra tokie su dideliais porankiais, tokie ilgi, prailginti, minkšti. Na čia irgi nėra tiek vietos tiesiog tokio pasistatyti. O ir, mūsų tas stilius toks labiau, panašus, jo, tai tokį skandinavišką, biškį su minimalizmu, gal šiek tiek tokį, ta prasme, toks mūsų stilius. Aš net man, kaip sakant, nepatinka klijuoti etikečių. Net Paulinos stilius. Mūsų stilius, taip. Tai va, ir lova džiaugiamės. Lova labai džiaugiamės, medžiaga džiaugiamės. Aišku, dar lova nebaigta. Dar turės šalia tenai, žodžiu, atkeliaus tokias medinės dalis su spintutėm, kad turėtumėm kur pasidėti savo telefoniukus, pultelius ir visus kitus reikaliukus. Ir apšvietimą netgi turėsim prie lovos, knygutį paskaityti. Pati lova, ta prasme, aišku, kuo čia stebuklingo tikėtis iš lovos, bet tiesiog, ta prasme, labai fainas audinio pasirinkimas, tėdis toks minkštas goliukas. Na ir dabar atėjom prie pačios įdomiausios dalies, ko mes tikrai nekartotumėm. Tai pirmu numeriu, ko tikrai nekartotumėm, tam tikrų meistrų. Nuoskaudas dabar išsakysim. Visų pirma, kodėl mes apskritai pradėjom su ta idėja šitą butą remontuoti, kai pradėjom viską luplaukant patys, mes ir galvojam viską patys ir susitvarkyti, ta prasme, nejaugi čia taip turėtų būti sudėtinga. Easy. Bet esam dirbantys žmonės, besimokantys žmonės. Dar gyvenom Kaune, kai viskas prasidėjo. Jo, gyvenam Kaune ir mano tėvų butas šis irgi, mano tėvai, ta prasme, tiesiog sunku būtų buvę kiekvieną savaitgalį važinėti ir praleisti tiek laiko tam bute, ne tik laiko atžvilgiu, bet ir tuo, kad, mums trūko kompetencijų, aš nežinojau nei kaip špakliuoti, nei kaip dažyti, aš visiškai nebuvau susidūrus su remontais prieš tai ir buvau labai užsivedus tą daryti ir labai norėjau ir viską, bet kažkaip mano tėvai pasakė, galbūt duokim darbą tiems, kurie tą moka daryti, tai todėl pasirinkom samdyti apdailininką. Iš tos pusės, kad, nebuvo, ta prasme, nėra čia tokia tragedija. Gražus tas butas gavosi, viskas tvarkoj, bet tikrai yra labai nemažai kliurkų tokių padarytų, kur dabartiniai užsakovai, jie nebūtų priėmę, ta prasme, tokių rezultatų. Ypatingai tie, kas statosi naujus namus, tai visi žino, kad visko norim, ta prasme, iki menkiausios dalelytės tobulai, nes kai tu
moki pinigus už darbą, tai tu ir nori gauti kokybišką darbą, o ne kažkokį mėgėjišką. Tai mums šituo atžvilgiu nepavyko, nes galėjom prašyti kiek norim kartų perdarimo, bet elementariausiai, jeigu meistras neturi tokių kompetencijų, tai jisai niekada nepasieks to rezultato, kokią mes norim. Ne tik mums trūko kompetencijos. Taip, tai žodžiu, tai aišku, čia ta prasme nesinori blogai apkalbėti nieko, bet tikrai nekartotumėm meistro, galbūt paieškotumėm kitokio meistro. Sunku šiaip su meistrais, bent jau iš mūsų pusės tai tikrai sunku, nes ir kosminės eilės ir vis tiek visi dažniausiai viską turi tikrinti. Man gal labiausiai liūdna yra ta prasme, kad sienos atrodo gražiai, bet jos visur, ta prasme, yra, realiai tokiais nuėjus taškiukais, kaip pridžiūvę tokie dažai. Ir nelabai suprantu, kodėl, nes mes patys buvom, užsivaiginėjom apdailą po virtuvinio stalviršių. Nieko panašaus, ta prasme, nebuvo, nei jokių tų taškiukų, nežinau, iš kur jie čia atsirado. Meistras, žinoma, kaltino, kad labai prasti dažai. Mes, kai bandėm, kažkaip mums nebuvo prasti dažai. Nežinau, kaip tokie stebuklai gali vykti. Labai liūdna dėl grindų dangos, nes kai kur tiesiog pradėjo žirgtis ir skleistis vinilas. Daug kur nepaliko pakankamai vietos jų vaikščiojimai, nes jis šiek tiek yra plaukiantis. Ir pradėjo banguoti. Pradėjo banguoti, tai teko patiem prisipjauti ir, žodžiu, visokių tokių mažų dalykėlių išlenda ir jie trumpina gyvenimą mums. Jo, žinoma, tu gyvenant, ta prasme, nežiūri ir nematai tokių dalykų. Ir dar vonioji, ta prasme, kaip reikėjo nenumatot normaliai plytelės kranui. Ir uždėjo santechnikas kraną ir tiesiog, ta prasme, pasiliko vėliau koks tarpas. Ir sako, tai čia užsisilikoninsiu. Čia yra žiauru, čia, ta prasme... Čia lygioj vietoje. Čia kitas jau, ta prasme, sakytų, kad, tu turi keisti plytelę, bet kai tau jau buvo sudėtas, ta prasme, surinktas baldas, viską, tai bent jau tiek, kad iš viršaus nesimato, kol neatsisės ant tualeto, tol nematys, o gyvensi mes, tai niekas čia nematys. Bet vėlgi, moki pinigus, nori kokybės. Sumoki pinigus, jos negauni, būni piktas, skundies YouTube'ai. Antru numeriu, gal ne tai, kad ko nekartotumėm, o labiau ką reiktų padaryti prieš pradedant remontus ir ko mes nepadarėm ir mums niekas nepranešė. Pasikonsultuoti su paslaugų teikėju prieš pradedant elektros darbus, visus žodžiu tos pravedžiojimus. Šiuo atveju tai mes turime omeny būtent interneto teikėją, televizijos teikėją, su jais pasikonsultuoti, prasme, prieš vedantis elektrą. Taip, nes kadangi mūsų atveju, mes kai kalbėjom su elektriku, kur mes norim, žodžiu, rozetės, apšvietimai ir taip pat, kur norim turėti internetą ir televiziją, tai kažkaip mūsų elektrikas neinformavo, kad, o iš kur jūs sakysitės, ta prasme, ką jūs imsit kaip paslaugų teikėją, kad jums galbūt reiktų su jais pasikonsultuoti, kad žinotų elektrikas, kokius laidus pravedė. Nes kai jau buvo užbaigti visi darbai ir mes pasikvietėm paslaugų teikėją, atvažiavęs inžinierius, jis pasakė, kad yra pravesti netinkami laidai. Elementariausiai nepravestas net šviesolaidis. Tai apie ką eina kalba, kai praktiškai, ta prasme, visi paslaugų teikėjai dabar jau tiekia paslaugas per šviesolaidį. Mūsų laimiai, kad pavyko išspręsti šitą problemą, kad buvo labai faini paslaugų teikėjai ir galėjo, ta prasme, pravedžioti laidus šiaip ne taip su mano pagalba, žodžiu, šiaip ne taip prasivedžiojom tos laidus laiptiniai, viską taip toliau. Pildomų priedų pagalba išėjo pasidaryti taip, kaip norėjom. Bet tiesiog esmė ta, kad pats elektrikas, ta prasme, jeigu jisai normaliai nežinojo, jisai galėjo gal su mumis pasikonsultuoti arba pats pasikonsultuoti galbūt su tų paslaugų teikėjais pasiskambinęs ir išsiaiškinti tiksliai tą informaciją, nes dabar mes kaip klientai tiesiog pasitikėjom elektriku, pasakėm, ko mums reikės. Čia, ta prasme, 100% nereiktų kaltinti ten vien elektriko, čia ir mūsų pačių, ta prasme, irgi atsakomybė yra pasikonsultuoti.
Tai tiesiog norim pasakyti apie tokią klaidą, kurią galbūt gali ir kas nors kitas padaryti. Trečia, tai nekartotumėm vonios kriauklės. Mes kažkaip, kai važiavom rinktis vonios kriauklę, tai labai norėjom, kažko faino. Ne tokio kaip visur. Jo, ta prasme, pas mus buvo labai mažai vietos, 40 cm, ir mes kažkaip ieškojom tų sprendimų ir visi tokie, labai tokie, seni atrodė. Ta prasme, tikrai labai seni tie dizainai tose parduotuvėse vis dar yra, atrodo, kur 2000-aisiais dar tokiom pačiom kriauklėm prekiavo. Tai kažkaip norėjom kažko fainesnio. Ir kai mes pamatėm savo kriauklę dabartinę, mum jinai labai faina pasirodė. Mum įsikalbėjo dar pardavėjo, kad atitrauksiu tą kriauklę, žodžiu, pasidarysi tokį kraną iš sienos, čia žiauriai fainiai bus, wow, dabar mada, viskas gražu, nice atrodo, bet, vis dėlto iš tos pusės, tikrai reikėjo įvertinti, kad, galbūt ta kriauklė nėra skirta butui, kad jinai ir mažytė, bet jinai tokį mažą tarpą, neturėtų būti dėta, nes jinai turi turėti pakankamai vietos aplink save stalviršio, kad būtų galima ir atitraukti ją normaliai nuo sienos ir apvalyti aplink ją. Nes šiaip būtų tikrai geresnė situacija, jeigu būtumėm darę šiek tiek didesnę spintelę tai kriaukliai ir būtumėm tą kriauklę atitraukę, tada būtų biški buvęs ir geriau, žodžiu, visa situacija su kranu, nes dabar jisai yra per ilgas, viskas taškosi aplinkui, kiekvieną naudojimą reikia apvalyti, nes visur tiesiog balos. Bet tiek nuoskaudų. Ir ketvirtas dalykas, ko nekartotumėm, čia labai toks minimalus, tiesiog jau net nebeturiu ką pridurti, tai kavos staliuką nesenai užsisakėm. Ir jisai per didelis man buvo. Pakankamai palyginus su tuo, kiek viską mes apskaičiavom, išnaudojimų, spintų gylių, išdėstymų, kaip čia kas žodžiu bus, čia tiek gerai mes viską apskaičiavom. Kad ant galo atsipalaidavom. Ant galo jo biškį nusivažiavom. Pasiėmėm kavos staliuką, kur netokį reikėjo pasiimti, bet tai sakėm, gal nesusidėrės greit ir teks naują pirkti. Gal pasitengsim, kad susidėrėtų greit. Tai žodžiu, tai ateityje nusipirksiu naują. O šiaip daugiau viskas. Nebeturim realiai ką pridurti ir aš manau, kad čia yra labai geras ženklas, kad šitas visas remontas labai gerai pasisekė. Jeigu neturim tokio ilgo, nekartotumėm sąrašo. Ir net pasakyčiau 9-4. Ir tas ketvirtas, tas staliukas toks irgi, trys tokie rimtesni, rimtesni dalykai, jo. O daugiau, tai, manau, kad labai fainiai viskas išėjo. Tai tikimės, kad jums šitas vaizdo įrašas buvo naudingas. Galbūt paskatinsim kažką išsibetonuoti grindis. Galbūt atsakymai į klausimus, kurie kilo jums labai. Jo, galbūt paskatinsim atidžiau rinktis meistrus, kad buvo smagu vėl per naują pasižiūrėti mūsų patirtį. Prabėgti tą visą remontų. Visą remontų istoriją trumpai prabėgti. Susitiksim kitą kartą, greičiausiai, kad darysim klausimų atsakymų seriją. Ja. Nes čia pasidalinom savo patirtim, o dabar, manau, tikrai daugam kyla įvairių klausimų papildomam. Tikrai ne viską paminėjom, neįmanoma visko apžvelgti per vieną kartą. Taip, tai apsilankykit mano socialiniuose tinkluose ir būtinai ypatingai laukit Instagrame, nes tikrai skelbsiu, žodžiu, klausimų langelį, kur galėsit užduoti visus klausimus. Ir mes tada pasistengsim vėl kartu taip atsisėdę, atsakyti ir padėti jums galbūt pasidaryti kapitalinį seno buto remontą. Taip, tai va, iki kitų kartų. Iki.